Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresnės psichikos žiūrovams. Šiandien laidoje. Kaip atrodo durys? Subadytos peiliu. Pradžioje beldėsi kojomis, tada gal 20 kartų. Pastukseno peiliu. Bėgai virš. Bėgai virš. Slėpynės su policininkais baigėsi gaudynėmis. Balkonas. Finalinis akordas, saldus miegas ir kartūs realybės vaisiai. Kelkis rankas, parodyk. Rankas rodyk staigiai. Neturiu. Žūtbūtinės gaudynės tamsos apgaubtame didmiestyje. Nesvarbu, kad teisių neturiu. Prieš eismą lyg žiedinėse lenktynėse lekiu. Užblokuot. Nežinia melstis, žegnotis ar karmą valytis, kad tragiškų pasekmių pavyktų išvengti. Romantiškas piknikas sankryžoje ir slaptas receptas. Kaip priešinti sistemai. 3 mašinas turiu, jeigu ką. Ką vieną paima, dar 3 yra. Leška patalpos atvira liepsna. Liudininkai tvirtina, žmonių ten yra. Gyventas žmonės? Jo, ten gyvena. Evakuacija ekstremaliomis sąlygomis, profesionalūs ugniagesių veiksmai ir iš koto verčianti gaisro priežastis. Buvau 30-ienis, draugis uždegė už vakelį. Linksma vakaronė kavinėje baigėsi grumtynėmis. Iš kėdės žiūri, bam. Jum iš kėdės netrenkia vieną kartą? Apsaugos darbuotojas bandė išskirti, todėl sulaukė smūgio kėdę. Из-за чего произошло? Я заступил. Įtariamasis prisiekinėja, kad nieko blogo nenorėjo, o konflikto priežastys daugiau spindėjo nei šnekėjo. Я иду домой себе спать. Į prekybos centrą apsipirkti užėjo. Krepšelio prekiams neprireikė, nes ne imti, bet dalintis atėjo. Kristalai. Maža pakuotė ant grindų, dideliais rūpesčiais gresia. Jo, didelis piniginė ir va, opa. Lūžta baldai bilda sienos, susitiko dvi neišskiriamos sielos. Policija, ant žemės. Ant žemės, sakau. Gulom ant žemės. Tazeriai paruošti, lazeriai šviečia, reikalavimai nuskamba. Ar paklus? Linksmai dieną pradėję, nutarė ir vakare nestabdyti. Bendraujant su policininkais kietumas begalinis. Paėmė, mėlynu, sukat filmą. Va, neturit ką veikti. Balvonai, nu. Ką? Kaip? Ką? Pakartok, ką sakei? Kas kiem? Bėda tik, kad pareigūnų atmintis išskirtinė. Galvojo, jog papuolė dėl chuliganiško elgesio, bet vaizdo medžiaga situaciją pakreipė kitaip. Prie parduotuvės 5-6 jaunuoliai priekabiauja prie praeivių. Yra prie įėjimo. Praneša praeivis, palauks pareigūnų. Gaunamas kolegų pranešimas, kad reikia pastiprinimo. Parduotuvės prieigose grupelė jaunuolių kabinėjasi prie praeivių. Tai ten ir bus. Ne, šitie iš parduotuvės švilpia. Labai matyti. Labas vakaras. Čia dabar Viberį neįsumesti? Nu, Viberį. Greičiau, maž. Man reikia duomenų, biškų. Laikas, ką? Greičiau čia. Eina, biškų, pas mane į galą, gerai dabar. Jaunuoliai jaučiasi pakeliai ir bando valdyti situaciją. Labiausiai besireiškiantis kviečiamas pokalbiui. Ką dieną veikiai, ką gerą nuveikiai? Dieną? Nu, kur buvai? Namie buvau. Jeigu parodys įrašą, kad buvai kitur? Parodykit. Ką? Parodykit. Policininkas spėja, kad sulaikytas vaikinas vienas ar kartu su draugais dienos metu apvogė parduotuvę. Labai jau panašūs į vaizdo medžiagoje užfiksuotus asmenis. Kur važiuosim? Aš visus vežuosiu į komisariatą, juos nusifilmuosiu, nusifotografuosiu, nes čia, man atrodo, čia... Aš manau, iš Viberio. Nes jie bus čia dienos metos įvykių. Veikėjai. Ką turi kišenėse? Telefoną turi? Neturiu, nieko neturiu. Ža, Kur sėdu. važiuoju? Parodysiu. Ką važiuoju? Vyrukai vienas po kito sodinami į tarnybinį automobilį. Varai, dan žiūrėk, varai. Varai. Nesikeikia, vakis. Alio. Alio. Kur tu Gražiai. mane žiūri, ką tu man parodysi? Į komisariatą vežu. Ir ką parodysi? Parodysim, blaivų. Popierį. Pasitikrinsim. Baudą? O, Ką? jo. Apie ką tu man gali parodyti? Skirsim baudas visiems. Vienas pilietis itin įžūlus ir rodo nepagarbą pareigūnams. Bernelis taip įsibėgėja, kad pradeda įžeidinėti policininkus. Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis. Pavyzdžiui,
Peržiūrėjus vaizdo medžiagą iš parduotuvės. O kur mūsų alus ir kur mums telefonas? Koks alus? Alus viešoje vietoje negalima gerti. Bet telefonas buvo ten, ne? Telefonas yra. Paėmė, mėlynų telefoną. Sukat filmą. Va, neturit ką veikti. Balvonai, nu. Ką? Kaip? Ką? Pakartok, ką sakei? Ką sakiau? Ką sakei? Va, sakiau. Balvonai tau? Nesakiau, aš balvonai. A girdi, žmogau. Jie tau Dar žodis. tai vėl Gausi baudą didesnį, žinau. Ką? Gausi baudą didesnį. Gerai, supratau. Jaunuoliai pristatyti į policijos komisariatą. Pirmas. Aš pirmas. Kodėl kabinėtis prie žmonių? O prie ko mes kabinėjomės? Čia mes gavom pranešimą, kad kabinėtis prie praeivių. Ne. Alkoholio vartojimas viešoje vietoje. Ką Nu, reiškia? vartojau. Vartojai. Teisingai? Galvosiu dėl šito. Čia užeinam. O tai ką, baudą rašys? Nu, Baudą? O tai kaip pareiti reikės dabar nuo čia, nes aš ne vietinis? iki Prienų? Ne iki Prienų, į ten, kur šalia. Kodėl kiekis dabar vėl? Gerai. Esam policija. Nu, vėl. O jas. Dar trečias gausi dar papildomai. Sutariam? Nesikeik. Lietai, neskubėk. Pus. O, šaunuolis. Kodėl neišpūti? O tai galiu čia pasidėti, kol baudą iš... Nu, ne, čia mano kabinės. Tavo kabinės parodys kur. Nu, tai kaip parodys. O tai ką išrašysi viešos tvarkos pažinimą? Tai kad kabinės prie praeivių Nepriskabinėjau. ir vartoja alkoholį. Ir vartoja alkoholį viešai. 198. 198, ne? Gerai, viskas einam į kamerą. Aktyviausiam piliečiui nustatomas vidutinis girtumas. Jis vedamas į savo kabinetą kabutėse. Ką? Klaus. Kiek laiko? Nu, valandos bėgi ir tikrai bus. Ne. 4 esat, kol surašysiu visiems. Nu, einam dar vieną. Alkoholį vartojat viešoje vietoje. Prie praeivių kabinėjatės. Teisybė, lėtai nutraukiam. Teisybė? Nu, kad viešoje vietoje Alkoholį vartojai pripažįsti? vartojant. Bet kad prieigų kabinėjimas, neigiu šitą, tikrai neigiu. Šiaip tai bachūrai prie mergaičių kabinėjas. Ne bachūrai. Aš ne bachūras. Ne bachūrai? Bernas. Antras jaunuolis, antras vidutinis girtumas Nu, 189. ir atskiras kabinetas. Nelaikyk kišenį, negražu. 5 sekundės apžiūrėti vamzdelį ir pučiam. Trečias taip pat gerokai apkvaitęs. 195. Panašu, kad vaikinai vartojo lygiomis dozėmis ir tuos pačius gėrimus. Buvai Maksimai? Ne. Buvai. Ne, yra. Aš galiu parodyti įrašą. Buvai Maksimai, nu. Tai rodykit. Tai parodyt? Nu. Ką ten darai Maksimai? Ką darai Maksimai? Ką darai? Kažką? Vogėt? Ne. Kodėl? Ką, aš nu pabiškai kažką. Tai... Bet pavogėt prekių. Ką? O ką pavogėt? Saldainius, alkoholį, ką vogėt? Saldumynus vogėt. Ne, žiūrėk, pripažinsi bus tau lengviau, žinau, patikėk. Žinau, kad lengviau vis tiek nebus, ar taip, ar taip. Bet vogėt. Ne. Saldumynus ne vien tik tas vogiam. Bet vogėt. Na gerai, sprašau. Einam. Einam. Saldainių ten nėra, bet pasidėsi ramiai. Piliečiai neigia, kad vogė iš prekybos centro. Gal nebent saldainius, nes ir taip rūkštų nuo kasdienybės. Gerai, vienas, čia kitas ten. Nu, ko tu dabar riekauji ten, jaunuoli? Im kambariuką gausi. Visi berneliai išskirstyti po sulaikymo patalpas. Galima peržiūrėti vaizdo medžiagą iš parduotuvės. 3 vagystėje dalyvavę jaunuoliai yra tie patys, jau sėdintys kamerose. Vienas su telefonu rankose apsimeta kalbantis, stebi aplinką ir su ranka atidaro įeigos atitvarą. Kiti 2 išneša pilnus krepšius su gėrybėmis. Ir krepšiuose tikrai ne tik saldainiai. Kai parduotuvė įvertins patirtą žalą, tuomet pareigūnai spręs, ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Žiūrėk, jaunuoli, dakar sakau, triukšmausi, surakinsiu antrankiais, paguldysiu ant žemės ir gulėsi, kol surašysiu. Yra valdiškas patalpos, prašau netrankyti ir gertis. Žiūrėk, kartuoju, žinau. Kol atliekami procedūriniai veiksmai, vienas sulaikytųjų negali nurimti. Jaunuolis įspėjamas dėl galimų pasekmių. Ką, gavom pranešimą, kad keli jaunuoliai kabinėjasi prie praeivių ir besiaiškinant aplinkybės, jų duomenys, paaiškėjo, kad jie prieš tai dieną padarė galimai nusikalstamą veiką, ar tai pažeidimą, apsivogė parduotuvę, dar ten suma tiksliai neaišku, dar ten yra tyrimas vykstamas. Tai gavos, kad padarė daugiau pažeidimų, negu jie planavo šiandien padaryti.
Už per smulkmeną įkliuvo už rimtesnį. Už mažą smulkmeną įkliuvo dar ir kad tai, kad yra partu apsivogė stipriai. Tik dabar nežinom, ką ten dar išnešė, dabar ten skaičiuojama kol kas. Tai ir matysim, ar iškelsim dar bylą papildomą, dar papildomai protokolą surašysim. Patrulių ekipažo stabdo Mercedes markės automobilį, norėdami patikrinti. Tačiau vairuotojas nestoja ir pro tarnybinę policijos mašiną pravažiuoja, didindamas greitį. Pareigūnai nedelsiant pradeda vytis automobilį. Apie situaciją informuojami kiti ekipažai. Mercedes vairuotojas per miestą lekia milžinišku greičiu, keldamas mirtiną pavojų visiems eismo dalyviams. Nei šviesos, nei garso signalai jam nei motais. Automobilis posūkyje išlėkė į priešingą eismo juostą, kitame posūkyje per ištisinę lenkia autobusą. Laimė, kad priešais nevažiavo po darbų pavargę tėvai su vaikais, paimtais iš baseino. Mašina kerta sankryžą ir vėl atsiduria priešingoje juostoje. Nepristabdydama lekia ir per pėsčiųjų perėjas. Į bėglio gaudynės įsijungia kitas policijos ekipažas. Jie informuojami, kad Mercedes markės mašina dabar dideliu greičiu važiuoja prieš eismą. Numeris matot? Nematom, Neries krantinė leidės, vis dar prieš eismą. Čia nusileisit įlpų į Neries krantinę? Į Neries krantinę, jo. Tauras 17.05 pridėkit irgi. Mes prie Neries krantinės. Momentas, kai bėglys atsiduria tarp dviejų policijos automobilių. Vienas vejasi, kitas atvažiuoja iš priekio. Užblokuok! Nežinia, kas dedasi chuligano galvoje, bet greičio jis nei kiek nesumažina. Todėl kelias neblokuojamas, o ištiesti priverstinio stabdymo priemonę ežį neužtenka laiko. Važiavom į teisę, kylo į varną telpą.
Toliau bėglį vejasi 2 policijos ekipažai. Derinami veiksmai, kur ir kaip sustabdyti mirtiną pavojų keliantį Mercedes vairuotoją. Link Vilikonės kalno. Varyk. Važiuojam, Tvirkos. Galiausiai bėglys nestabdęs pasuka į dešinę, kažkaip išvengia susidūrimo su sankryžoje stovinčiu automobiliu, kerta kelio bortelį ir rėžiasi į namą. Vairuotojas išlipa, o keleivis tik praveria duris. Vairuotojas iš karto sulaikomas, o keleiviai kviečiama greitoji. Moteris skundžiasi skausmų krūtinės srityje. Kas nutiko? Skauda kažką. Taurės 1725 iškvieskite ir medikus. Panerių 77. 30 metų moteris krūtinė skauda. Keleivė. Tai pas mus galite įdėti tada iš karto. Jo, vedam pas mus. Sulaikytasis sodinamas į tarnybinį automobilį. Vyriškis prisipažįsta vartojęs alkoholinių gėrimų, tačiau tikina nematęs, kad jį vejasi policija. Alkoholio vartojas? Kažkiek, pasitikrinsim. Tai kodėl nestojat policijos pareigūnams, eismo įvykį padarėt? Nemačiau nieko. Ko nematėt, prieš eismus važiuojat, viską gaudo, policijos pareigūnai stabdo. Nemačiau nieko. Tai gal biški alkoholis įtakoja, ką? Kaip? Alkoholis gal biški įtakoja. Nežinau nieko. Prieš kiek laiko vartojat alkoholį? Nežinau, Tai prieš kiek laiko? nevartoju, žiūrės. Nu, tai pasitikrinsim. Dar kelios akimirkos ir vairuotojas pareiškia, kad alkoholio nevartojo, o blaivumo nesitikrins. 5 sekundės iš mano rankų. 5 sekundės, sakiau. Nepūsiu. Atsisakot pūst, tai iš karto bus traktuojama kaip sunkus neblaivumas. Ir bus pradėtas tiek ikiteisminis tyrimas. Supratau. Vyriškiui primenama, kad atsisakymas tikrintis blaivumą automatiškai traktuojamas kaip sunkus girtumas. 17-12 Tauras. Keleiviai patvirtina, kad jos gyvybę rizikavo ne kas kitas, o sutuoktinis. Dabar klausimas, čia jūsų vyras buvo sugyventi? Vyras, o kodėl jisai nestojo? Maldavau dėl. Reikia, galim. Žinojot, kad jisai alkoholio vartojas? Vartojo alkoholio? Suprantu. Gerai, tai žodžiu, jisai nesusakėt, nestojo. Šiaip pačiai kažką dabar skauda? Ar nejaučiat? Sunku tik tai sane kvėpuot. Praėjo. Supratau. Gerai, vis tiek medikai atvažiuos, apžiūrės jūs, gerai? Moteris ištikta šoko, sako, maldavo savo gyvenimo partnerio sustoti, bet šis neklausęs. Mercedesas nesmarkiai apgadintas. Keleivius apsaugojo išsiskleidusios oro pagalvės. Laimiai, kad sustojo užšokęs ant šaligatvio, o nerėžėsi į sieną ar kitą automobilį. Greičiausiai stabdžių sistema veikė nepriekaištingai. Va, medikai atvažiavo, padėkim dabar telefoną, gerai? Medikai atvažiavo, pabendrausim su medikais, pasižiūrės, vešis, nesivešis į gydymo įstaigą. Atvykę medikai pirmiausiai apžiūrė šoko ištiktą keleivę. Žodžiu, nestojo eismo įvykis, išgastis, Krūtinė skauda dabar. Krūtinė skauda, kaip ir dabar aprimo, bet gali būti, kad tiesiog šokas koks ir nejaučia, tai apžiūrėsite. Gerai, einam su automobiliu. Išeisim iš mašinos. Gerai, einam. Gerai. Tai drono reikės. Taurą 1725, jeigu galite, iškvieskit ir ekspertus droną pakelsim. Ir Roiką atrakinkit, nes vairuotojas atsisako pūst, tai pradėsim bylą tada. Atvažiuoja ugniagesiai gelbėtojai. Jie atjungs mašinos akumuliatorių, surinks nuo važiuojamosios kelio dalies pažyrusias detales, neutralizuos išbėgusius skysčius. Vairuotojas netikėtai apsigalvoja ir sutinka tikrintis blaivumą. Tikrinsitės. Prie jūsų akių išlupu šiaudelį. 17-25 Tauras. Girdžiu. Girdim. Nieko neradot. Apie 5 sekundės pučiam. Įkvėpiam giliai ir pučiam. Lėtai nutraukiam. Gerai.
146. Po 15 minučių pusėm antrą kartą. Gerai? Pirmo patikrinimo metu nustatytas lengvas girtumo laipsnis. Ir iš mano rankų neimkit. Dar. Lėtai nutraukit. Pakartotino patikrinimo metu nustatytas jau vidutinis girtumas. 165. Gerai, blogai. Daugiau, ne? Pakilo. Kaip? Pakilo. Reikės, žiūrėkit, eiti tiesia linija, koja, nu va šitaip. Pažiūrėkit ir eisit link manęs, eikit link manęs. Vodė, aš jums fabriko gatvį bandau, testuojam kiemais vytis, nors kažką pagal. Supratau. Nesu balerina, aš daug. Neišein. Gerai, tvarkoju. Dabar darysim, užsimerksit ir vieną ranką, nosį ir kitą. Ištieskit abi rankas, užsimerkit ir bandykit nosį galiuką pasiekti. Gerai? Su vienu. Gerai, tvarkoju. Išeina. Gerai, grįžtam atgal. Piliečiui leidžiama susirinkti asmeninius daiktus, nes mašina bus nutemta į saugojimo aikštelę. Nu, susirinkit daiktus. Mercedesas kone grilius ant ratų. Ko tik čia nėra. Ir šašlykų, ir alaus, ir iešmų. O, žiūrėk, čia... griliui. Jo. Varė grilint. Čia į gamtą ruošiatės važiuot. Dar iešmų yra. Tai šašlykų važiavot kep. 3 mašinas turiu, jeigu ką. Čia, ką vieną paima, dar 3 yra. Pilietis nusprendžia paminėti, kad turi dar 2 ar 3 automobilius. Opa, čia poliaruoklis, čia... Tau šašlykų važiuosit su kita? Ką? Su šašlykų važiuosit su kita? Nemoku vairuoti. Akivaizdu. Žmonos savo ir niekuo dėtų žmonių gyvybėmis rizikavęs bei miesto gatvėmis pavojingai lėkęs pilietis, aiškėja, vairuotojo pažymėjimo neturi ir niekada neturėjo. Tada viskas logiška, kai neturi teisės vairuoti, reikia turėti kuo daugiau atsarginių automobilių. Palik akumuliatorių. Palik akumuliatorių. Tai čia ne mašinas. Ai, čia kitas. Tai gerai, duokit, susifotkinsiu galą. Ne mašinas. Bet dar iešmų turi vyko. Dar turi iešmų. Nu, susirink viską. O, iešmas ant žemės guli. Ant žemės iešmas. Ne, tai dėl. Čia nuo tai padėt. Nu, palaukit, aš tik tais nuotrauką padarysiu. Vairuotojui bus surašyti administracinio nusižengimo protokolai dėl nestojimo, vairavimo neturintam teisės ir esant neblaiviam eismo įvykio sukėlimo bei chuliganiško vairavimo. Tai patruliuojant Kauno mieste, gavom pranešimą iš kelių policijos, kad nestoja Mercedes automobilis, važiuoja priešą dideliu greičiu. Nesaugiai manevruoja, tai prisidėjom kartu, kadangi netoliese buvom, besivijant, mes buvom priešą, bandėm blokuot, tačiau asmuo pralėkė, kaip sakant, pro mus ir netoliese, tarp kažkokio kilometro, asmuo padarė eismo įvykį, buvo išlaipintas, sulaikytas. Jo, viskas gerai. Paaiškėjo, kad asmuo niekada neturėjo teisės vairuoti, buvo neblaivus. Tai automobilis keliauja ant ralo, bus nutransportuotas į automobilių saugomo aikštelę ir asmuo gaus protokolą. Tai tiek. Gaunamas pranešimas, kad atvira liepsna dega pastatas. Bet čia negyvenom? Negyvenam. Patalpos 3. aukšte kaip fakelas. Nežinia, ar ten kažkas gyvena, ar tik vykdo veiklą. Judra, Šlučia 225, atvykom į vietą, pastatas negyvenams, įmonės atvira liepsna deg 3 aukštas. Gyventas žmonės? Netoliese buvęs pilietis patikslina, kad pastatas gyvenamas. Viduje yra žmonių. O tai čia būtų ir kažkokia? Kaimynai sako, kad ten ir žmonės gyveno, tai gali būti ir žmonių. Supratau. Apie situaciją informuojamas budėtojas. O kaip čia reikia įeiti tą namą? Atvažiuos. Nu, ta prasme. Pro kitą pusę? Taip, o čia. Ten. Žmonės vaikšto kažkokie. Vieno durys užrakintos, tačiau vidun galima patekti pro kitas.
Čia laidai, manau. Eikit į lauką. Į lauką, eikit. Į lauką. A dar yra žmonių kur nors senais? Nebėra iš viso žmonių? Jūs nebėgit, viskas. Laiptinėje sutiktam vyrui nurodoma skubiai palikti patalpas. Iš koridoriaus, kur yra degantis butas, veržėsi tiršti ir nuodingi dūmai. Nieko nebesimata. Mėra kiek dūmų, ne? Kai nebūtų, žinai, kas nors koridoriui ten. Gyventojas tikina, kad pastate daugiau žmonių nėra. Į šauksmus niekas neatsako, bet įsitikinti galės tik ugniagesiai. Einu, pasakysiu gaisrininką, pro kur įeiti. Okei. Sakė, kad nebebuvo. O čia dar kažkokių žmonių yra kitose aukštuose, ar ne? Ne, daugiau. Nieko nėra, ne? Tai kaip į lauką, dabar nebūkit čia patalpoj. Ugniagesiai informuojami apie situaciją. Ruošiama įranga gesinti gaisrą. Liepsnos siaučia visą jėgą. Dar kelios akimirkos ir gaisras prasidės gretimose patalpose. Pasitraukiam, atvaro dar. O tenais buvo į vidų bandėt patekti? Žmogus viens buvo viduj, 3 aukštą jau be šansų įeit. Sakė, daugiau jokių žmonių nebėra. Atskuba dar viena ugniagesių cisterna. Statomos teleskopinės kopėčios. Galinga vandens srovė nukreipiama iš apačios, kad ugnis atsitrauktų nuo lango ir ugniagesiai galėtų dirbti saugiau. Ugniagesys patenka vidun, liepsnos išplisti nespėjo. Aiškėja, kad gaisro priežastis uždegta ir be priežiūros palikta žvakė. A jūs gal žinote, kas čia gyventam būtent? Jūs gyvenat? Šalia kitam kambarį. Buvau 30-ienis, draugis uždegė žvakelę. O pats kitam kambarį tik žiūrėjau ir prisnūdau. Dabar atsikėliau. Tai nuo žvakelės viskas susidegė? Taip. Nuo žvakelės? Nu tai, matyt, ten buvau padaręs jai altorėlį ir tą žvakelę uždegiau ant altorėlį. Nu 30-inė šiandien bažnyčiai buvo viską ir... O čia ir kaip butai, ar čia kambariukai tokie yra? Vienas kambariukas. Nu iš kabinetų padaryti kambariukai. Ir... Atsigėlėt? Ten lova. O nuo dūmų atsigėlėt, ar kaip čia? Nuo ko? Sakė, žmogus, man atrodo. Nuo garsų pradėjau. Ar ten lova, matyt, užsidegė. Nuo žvakelis, gal tas altorėlis prie sienos buvo, gal tapetai pradėjo degti. Prieš mėnesį mirusiai mylimajai atminti vyriškis namuose buvo padaręs altorėlį, o prie altorėlio uždegė žvakelę. O žvakelė vos netapo bilietėliu į anapilį. O tai jis buvo kitam tam kambarį, tam sekančiam? Jo. Sekančiam. O daugiau jokių žmonių ir nebuvo ten vidai? Ne. Supratau. O jums viskas gerai? Viskas. Svarbiausia. Danita, kas čia buvo? Tai gavom pranešimą, kad dega pastatas ir atvykus į vietą matėsi akivaizdžiai
atvirą liepsną ir kaip žmonės teigia, kad uždegė žvakę, pirminė tokia informacija. Ir išėjęs į kitą kambarį nepastebėjo, kaip užsiliepsnojo ir pradėjo degti. Asmenys pasišalino, po kol kas jokių nukentėjusiųjų nėra. Administracinės paskirties pastate įrengtuose butuose gyveno 2 asmenys. Abu laimiai gaisrui kilus spėjo išeiti į lauką ir nenukentėjo. Visai iš galvos iškrito, kad žvakelį uždegė. Mada 30-ąjį, o draugės. Šiandien bažnyčio buvo. Nu, ir pats išėjau kiek kampį, nu atsilis. Ugniagesiai dar kartą primena, nepalikite be priežiūros atviros ugnies šaltinių. Šiuo atveju užmaršumas pridarė tik materialinių nuostolių. Tačiau nedaug trūko iki nepataisomos tragedijos – žmonių žūčių. Jau balandžio 11 TV3 vienai dienai pavirs į TV33. Būtent tiek metų tą dieną sukaks mūsų mylimai televizijai. Farai sveikina TV3 gimtadienio progą. Lietuva su mumis! Jėga! Ačiū, Hebra. Laikykitės, būkit tokie patys, į niekados nieko nebijokit. Tegu egzistuoja farai. Tegu visi ir toliau patiria žiūrėjimo džiaugsmą. Ušido! Raima! Netrukus laidoje. Kaip atrodo duris? Subadytos peiliu. Pradžioje beldėsi kojomis, tada gal 20 kartų. Pastukseno peiliu. Bėga į viršų. Bėga į viršų. Slėpynės su policininkais baigėsi gaudynėmis. Balkonas. Finalinis akordas, saldus miegas ir kartūs realybės vaisiai. Kelkis rankas, parodyk. Rankas rodyk, staigiai. Linksma vakaronė kavinėje baigėsi grumtynėmis. Iš kėdės žiūri, bam. Jum iš kėdės, netrenkia vieną kartą. Apsaugos darbuotojas bandė išskirti, todėl sulaukė smūgio kėdę. Из-за чего произошло? Я заступил. Įtariamasis prisiekinėja, kad nieko blogo nenorėjo, o konflikto priežastys daugiau spindėjo nei šnekėjo. Leidu damosi vis pats. Į prekybos centrą apsipirkti užėjo. Krepšelio prekiams neprireikė, nes neimti, bet dalintis atėjo. Pristalą. Maža pakuotė ant grindų, dideliais rūpesčiais gresia. Didelis piniginė ir opa. Lūžta baldai bilda sienos susitiko 2 neišskiriamos sielos. Policija, ant žemės, sakau. Gulom ant žemės. Tazeriai paruošti, lazeriai šviečia, reikalavimai nuskamba. Ar paklus? Bare ką tik klientas pranešėjų apsaugos darbuotojai trenkė su kėde per galvą. Kraujuoja galva, pokalbio metu konfliktavo su smurtautoju, laukė vietoje. Policijos ekipažas gauna pranešimą apie muštynės bare. Pareigūnus pasitinka nukentėjusysis, kavinės apsaugos darbuotojas. Prakirsta jo galva, žaizda kraujuoja. Čia jų mane trenkė. Kur jisai yra? Neramų klientą jau apramino kiti baro lankytojai ir darbuotojai. A šitas? Šitas. Gerai, einam iki automobilių. Konfliktą sukėlęs asmuo Ukrainos pilietis. Jis nedelsant sodinamas į tarnybinį automobilį. Atsitraukiu dabar. Atsitraukiu. Из-за чего произошло? Я заступил. Vyriškis teigia, kad incidentas su baro darbuotoju kilo dėl šios raudonplaukės damos.
Atsitraukit dabar, nu būkit gera. Kodėl? Kėdę apsaugininkui galvą sužalojęs užsienietis bare šventė su bičiulių kompanija. Tiksliau, išsiaiškinti, kas ir kodėl įvyko, gana sudėtinga. Ukrainos piliečiai sunkiai kalba ir lietuviškai, ir angliškai. Lietuviškai nekalbat? Palitovski. English. Украина. Это твой друг? Это мой хороший друг. Окей. А jūs matėt, kas čia buvo? Нічого не було, нічого не було. Lietuviškai kalbat? Да, трупуті, ми вісю. Tai gerai, matėt? Su juo kartu buvot, kas čia buvo? Ми из України. Gerai, matėt, kas čia buvo dabar? Bare. Подождите, кто вам сказал, что мы плохо себя ведем? Нет, он заступился... Lietuviškai galima? Не галимо. Мы не kalbame. Nekalba, bet puikiai suprantat. Ir sulaikytasis, ir palyda tikina, kad vyriškis tik bandė apginti moterį. Įdomu nuo ko? Nuo apsaugos darbuotojo? O jūs ligonėse nevažiuosit? Važiuosiu. Tada man reikia jūsų dokumentą šaukimą, aš greit išrašau tada ir viską. Užsieniečiui nustatytas lengvas girtumas. Apsaugininkas važiuos į gydymo įstaigą. Vyras sako, kad bandė išskirti konfliktuojančius asmenis, kuomet buvo užpultas iš nugaros. Sakykit, tarp jūsų buvo kažkoks konfliktas? Nieko, nesupratau, kas buvo, ten su kažkuo sukonfliktavo šį tarpą. A jūs bandėt kažką įskirti, ne? Ar aš? Viskas, laisvas, gerai? Jeigu reikės, aš ateisiu kažką jūs pasiklausti. Prašau dabar išeiti, gerai? Iš kėdės žiūri, bam. Jum iš kėdės, net reikia vieną kartą? Nu jo, kas būtų daug. Ir viskas, daugiau darė kažką? Nieko, ką jis negalėjo padaryti. Moterys tikina, kad nesupranta ir nekalba lietuviškai, bet aktyviai kišasi į pokalbį. Ko iš mano rankų? 4-5 sekundės. Pučiam, super, šiaudelį viršų. Jeigu nori, gali važiuoti su savo mašinu, prašiausiai. Agirbat. Naliai. Visiškai blaivas apsaugos darbuotojas išsamesniai medikų apžiūrai vežamas į ligoninę. Jis atsisako rašyti pareiškimą ukrainiečio atžvilgiu, tad jam įteikiamas šaukimas į komisariatą. Gerai, čia reikia jūs ateikit vardas pavardė, parašas, kad šaukimą gavot. Ну так не svarbu, він нормальний чувак. Užsirašomi įvykių mačiusių ir jame dalyvavusių asmenų duomenys. Jūs matėte įvykį? Jūs matėte įvykį? Drauga. English, maybe? No? Rusiškai, angliškai, lietuviškai truputį. Matėt, kas vyko tenai? English? A jūs matėt kažką tai? O jūs matėt, buvot kartu bare? Matėt kažką, kaip čia viskas buvo? Lietuvoje esat. Užsieniečių tik daugėja, o galimybė suprasti, kas nutiko, tik mažėja. Vieni bendradarbiauja, kiti atsisako net dokumentus pateikti. Зачем должен давать документы? Kodėl dokumentas? Todėl, nes jūs galimai matėte įvykį. Я иду домой себе спать. Я не хочу. Tada važiuosime Klaipėdą. Į komisariatą nusistatinės. Ateikit tada. Мне хоть вот так вот. Einam. Не эном. Окей. Не приклоусу мне силу. Dokumente. Не приклоусу мне силу. Dokumente. Kas čia vyksta? Документу. Dokumentus pateikit, nes Не kitaip protokolas. приклоусу мне силу. Подожди. Kas čia vyksta? Ne dokumentų nepateikit. Pateiksit dokumentą, ar komisariatą važiuosit? Иисус Мария. Копия есть? Kol moterys aiškinasi rodyti ar nerodyti ir kokius dokumentus, sulaikytasis prašosi apžiūrimas daktaro, nes pasijuto blogai, jaučia skausmus pilvo srityje. А доктора можно? Врача. Reikia, tai reikia. Policininkė dar kartą iškviečia medikų ekipažą. Medikus dar pakartotinai iškvieskit. Sulaikytas apie 40 metų amžius, skundžiasi pilvo skausmais. Šita viskas gerai, šitą pateikė, bet šitos reikia. О, Иисус Мария. Проблема тут кажется. Смотри. A pateikė duomenys? Все viskas gerai. Matai, su jumis norėt bendrauti. Galiausiai visų dalyvių asmens duomenys užfiksuoti, prašymai išgirsti. For you, you will need to come to Klaipėda, Kauno gatvė 6, Klaipėdos policijos komisariatas, this day. Окей, адвокат все сделает. Ну все, хорошо. Я возьму адвокат, все будет хорошо. Sulaikytajam taip pat įteikiamas šaukimas.
Gal tyrėjai išaiškins, kad daužyti kėdes į galvas nėra priimtinas laisvalaikio leidimo būdas. Пойдем машину. Осторожно. Buvo gautas pranešimas, jog vyksta muštynės, apsauginis su civiliu. Atvykus nurodytų adresu, mus pasitiko apsauginis su kruvina galva. Teigia, kad asmuo jam trenkė iš kėdės į galvos sritį. Pirminiais duomenimis sužinojome, kad apsauginis bandė išspręsti ginčą, todėl bandė išskirti 2 asmenis, tačiau asmuo jam trenkė iš kėdės į galvą. Abiems asmenims įteikti šaukimai atvykti į komisariatą dėl apklausos. Dėl įvykio pradedama rinkti ikiteisminį tyrimą medžiagą. Gavom pranešimą, kad pažįstamas spardė būto duris, jas apgadino. Pokalbio metu pasišalino nežinau kryptimi, laukia, turi pretenziją. Pareigūnų ekipažas skuba tikrinti pavojingai skambančio pranešimo. Daugiabutyje siautėja peiliu ginkluotas vyras. Pareigūnus pasitinka pranešėja ir pasakoja, kaip viskas nutiko. Ir jis toks stovi, aš sustingus, su ką čia darai? Viskas, mūsų motyvai įvairias. Ir pradėjo nužuoti. Viskas, mūsų motyvas duris. Bet tiesiog, kad jisai ir laksto kiemuose su peiliais. Na, aplamai su peiliais laksto, nesaugu ir aš, pavyzdžiui, irgi bijaučiu dabar su vaiku išeiti namo, nes, nežinai, kas gali laukti, jisai čia su mašina. Tai dabar sakyk, tai ką, jisai pažįsta tave, iš kur pažįsta? Tai, o Jėzus, jisai mane gal 20 metų jau pažįsta, mūsų ten šeimą sueidavo anksčiau. Bet tiesiog, pamatė, kad mes čia esame, viskas pridėjo kaip šuoti. Nežinau, gal apsivartojęs kažko, žinokit, negaliu pasakyti. Moteris paaiškina, kad aplinkui slankioja seniai pažįstamas ir nežinia, dėl ko agresyviai nusiteikęs asmuo. Jis ne tik suspardė, bet ir peiliu subadė buto duris. Kaip atrodo duris? Subadytos peiliu. Bet čia nemažai durių. Nors durys metalinės, aiškiai matyti smūgių peiliu palikto žymės. Ir kiauriminiai. Suduota apie 20 kartų. Laimei, kad įniršio metu niekas nelipo laiptais. Pasak liudininkų, agresyvus ir galimai apsvaigęs vyriškis po išpuolio pasišalino automobiliu. Koks veiksmų planas? Koks veiksmų planas? Važiuojam ieškoti įtariamųjų. Prieš tai primušė žmogų, čia miestas sužalojo, parašė pareiškimą, pradėtas ikiteisminis tyrimas, dabar peilių subadė duris. Važiuojam ieškoti, sakė, pasišalino su pilkos spalvos BMW automobiliu. Neadekvatus, galimai vartojęs narkotinių medžiagų. Pareigūnai leidžiasi jo ieškoti. Aiškėja, kad pilietis šiandien prašyte prašosi į areštinę. Gauta informacija, jog vyriškis prieš kelias valandas sumušė žmogų. Tai patruliuojant, kokią informaciją atėjo iš budėtojų? Tai dirbom karštais pėdsakais, ieškojom įtariamojo mieste. Dabar pranešimą gavom, kad jisai vėl grįžo prie tų pačių durų, kurias subadė peiliu. Važiuojam sulaikinėti. Tikrinant galimas ieškomo asmens buvimo vietas, gaunama informacija, kad vyriškis sugrįžo prie subadytų durų ir vėl jas daužo. Yra papildymas. Asmuo išvažiavo su Opeliu. Informacija permaininga. Liudininkai praneša, kad asmuo galimai išvažiavo Opel markės automobiliu. Kur išvažiuot galėjo? Čia priekinė Opelis. Ir čia nematau. Tai jie dabar galėjo tik tai išvažinėti pro Bosakė babynę, gali tik išvažiuoti. No. Liko mašina ir prie automobilio. Supratom. Ką pranešė? Kieme stovi mašina. Kieme mašina? Atvykus į vietą pastebimas kelkraštyje priparkuotas Opel markės automobilis. Viduje asmenų nėra. Nieko nėra mašina. Laiptinė dega. Policininkas pastebi, kaip ieškomas vyriškis leidžiasi laiptais, o kieme pamatęs tarnybinį automobilį apsisuka ir skuodžia aukštyn.
Bėga į viršų. Bėga į viršų. Pareigūnai leidžiasi iš paskos. Čia? Policininkai spėjo pastebėti, kad vyriškis lyg ir įbėgo į šį butą. Policija, atidaryk duris. Tačiau durų niekas netidaro. Kažkas duris čia tikrai. Kas čia gyvena? Čia babutė paralyžiuota gyvena, a čia niekas negyvena. A trečiam aukšte. Baiminamasi, kad agresyvus galimai ginkluotas asmuo neišgazdintų ar neduok dievę nenuskriaustų niekuo dėtų žmonių. Pas jūs neįbėgo jisai? Duris galiausiai atveria senolė. Užeinant į butą paruošiami naudoti elektrošokas ir teleskopinė lazda. Yra užėjęs, sako. Kur jis yra? Močiutė neatsako į policininkų klausimus. Šie skubiai apžiūri kambarius. Ne. Netrukus pilietis randamas kabutėse snaudžiantis viename kambarių. Plauk, daug štas. Miega. Kelkis. Kelkis rankas, parodyk. Rankas rodyk, staigiai. Neturiu. Ant šono. Atsigulk ant pilvo. Guliu, aš mačiutė miegu, what the fuck. Kas su problemai? Įtariamasis iškart tikina nieko draudžiamo neturintis ir vykdo teisėtus pareigūnų reikalavimus. Esi sulaikomas už tai, kad užpuolei žmogų, jį sužalojai, bei duris subadėjai peiliu. Draudžiamų daiktų turi? Neturiu. Pas mačiutė miegu namuose, what the fuck. Nesuprantu. Opelio raktai. Rodo, neturiu vizų. Surakinus rankas atliekama dalinė apžiūra. Peilis nerastas. Nieko. Sukis. Kelkis. Opelį reikia apžiūrėti. Tai ponė, čia jūsų anūkas? Anūkas, nu ką? Anūkas, patys įdėt. Aš nieko neturiu vyro, nu. Dėkis, abat. Traukis būtų. Sulaikytasis vedamas į tarnybinį automobilį. Įvykių sukrėsta močiutė nebežino, ką ir sakyti. Močiutė, pasakyk, paskambink mamai, tėčiui. Kad man neįsikia. Pasiruošę iš karto išsukti. Nu, ką aš pasakiau? To buvo pasakyti. Opelis kieno? Lip. Draugo. Draugo? Gerai, supratom. Va, yra peilis. Apžiūrint automobilį, kuriuo atvyko įtariamasis, iškart pastebimas ant keleivio sėdynės padėtas nemenkas tvirtas peilis. Radinys užfiksuojamas ir paimamas kaip įrodymas. Gerai, peilį išėmam. Paim voką iš mašinos. Gerai, važiuojam, vežam į komisariatą. Šiandien per nuotykį žmogus sumušė, duris subadėjai. Nieko aš nesumušiau, nieko aš nesubadžiau. Tai kad kitaip kalba liudininkai. Nesąmonės kalba. Nu tai gerai, tai kokia tavo versija? Aš nieko nepadariau, aš pas mačiutę mėgojau. Tai mesgi matėm, kaip tu laiptinę bėgai ir pas mačiutę į butą įbėgai. Tu nemėgojai. Mesgi matėm, kaip įbėgai. Mėgojau pas mačiutę. Nu mes kitaip matėm, 4 žmonės, 5. Tai ką gali papasakoti daugiau apie tas įvykis? Kaip tas duris buvo subadytos? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoji?
Sulaikytasis laikosi savo versijos. Nei sumušė ką, nei peiliu duris badė, nei žmonės gazdino, o ramiausiai snaudė pas močiutę pogulio. Gal tikrai snūstelėjo kelias sekundės ir trumpalaikė atmintis visiškai įsitrynė. 17,5. Alkoholio vartojai? Jo, 7 Lipk iš mašinos. Atsai. Ims. Čia prie sienos stok. Einu su mumis. 2 parom būsi sulaikomas. 2 paras būsi sulaikytas. Tai nepaaiškinsi daugiau aplinkybių, kas ir kaip atsitiko, įvyko. Nei žmogus mušiai, nei peilių duris badai. Supratau. Policijos tyrėjai sugrąžins atmintį ir nuosekliai sudėlios visus tos dienos nuotykius. Gavom iškvietimą, kad pažįstamas asmuo sugadino duris ir pasišalino. Nuvykę į iškvietimo vietą, pranešėja paaiškina, kad peiliu subadė duris, jas sugadino, tačiau šiuo metu pareiškimo rašyti nenori, nes pažįsta tą asmenį ir jo bijo. Pranešė, kad pasišalino Ukmergės mieste, nežinoma kryptimi. Tas pats pilietis prieš tai, tą pačią dieną, sužalojo asmenį, jį primušė, sulaužė jam nosį, dėl to jo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Čia jau antras iškvietimas dėl jo, kaip jisai pavojingai taip elgėsi. Karštais pėdsakais nutarta jo ieškoti, vėliau jisai sulaikytas tame pačiame name, tik kitame bute. Pradėtas ikiteisminis tyrimas, pilietis vežamas į areštinę 2 parom. Dėmesio, brangūs laidos Farai žiūrovai. Jei tapote liudininkais ir užfiksavote netikėtą situaciją, viešosios tvarkos pažeidimą, eismo įvykį, vagystę, plėšimą ar muštynės, siųskite medžiagą Farų laidai adresu įkelk.farai.lt. Nebūk abejingas, tap komandos dalimi. Netrukus laidoje. Į prekybos centrą apsipirkti užėjo. Krepšelio prekiams neprireikė, nes neimti, bet dalintis atėjo. Kristalą. Maža pakuotė ant grindų, dideliais rūpesčiais gresia. Didelis piniginė ir opa. Lūžta baldai bilda sienos susitiko 2 neišskiriamos sielos. Policija, ant žemės. Ant žemės, sakau. Gulom ant žemės. Tazeriai paruošti, lazeriai šviečia, reikalavimai nuskamba. Ar paklus? Neeilinis radinys prekybos centre. Parduotuvėje galimai rasti narkotikai. Kristalai. Maišelis su neaiškiais grūdeliais ant grindų rado pardavėją. Greičiausiai tai metamfetamino atmaina. Kam jis priklauso, neaišku. Aš ir pačiu galvoju, kad čia maišiukas. Tai aš pakėliau jį ir te pačiu vatai pašiek arčiau. Supratau. Tai dabar, Robertai, pradėsi ikiteisminį tyrimą ar kaip? Tai jo, bet dar neaišku. Kieno čia? Čia kameros yra? Kurio vietoje? Oi, da, aišku, dabar nėra galimybių jų patikrinti. Jei pavyks man atsukti kažką. Nu, tai galim pabandyti pažiūrėti. Kurio vietų rado? Čia rado, ne? Čia rado, nesako kažką. Parduotuvės darbuotoja pareigūnus informuoja, kad prekybos salės vaizdą fiksuoja stebėjimo kameros. Po 17.2 informaciją pasitvirtino galimai narkotinė medžiaga kristalai, bet įtariamojo nėra. Bandom atsisukti kameras, pasižiūrėti gal. Pamatysim, iš ko čia galėjo iškristi, nes čia prie kasos iškrito. Peržiūrima užfiksuota vaizdo medžiaga. Šitas, čia, ai šitas, va, aš manau jau šitas. O matosi čia, kad pamesta? O matėsi ant kamerų, kad yra? Matėsi. Pardavėja mano, kad įtartinos maišelis galėjo būti pamestas maždaug prieš 10 minučių. Kiek aš nežinau, kad su kokiu 10 minučių. 39 aš čia rado.
aišku, įmanoma. Vienas ir šitą gal, ne? Parduotuvėje vaikšto keli asmenys. Vienas pilietis praeina pro tą vietą, kur rasti kvaišalai. Tačiau panašu, kad ne jis pametė maišelį. Jau nespauskit. Tai viduriukas. Nu. Kameros fiksuoja jauną vyruką. Jis tepteli prie kasų ir kažko ieško piniginėje. Tuo metu ir iškrenta pakuotė. Va, šitam ir nieko iš jo. Aš pažįstu jį. Jo, čia miško tas šimtas. Ir matosi? O, žiūrėk, va, matai? Ir žiūrėk, čia, atsibėg dabar. Atsibėg. Žiūrėk, didelis piniginė ir va. Opa. Policininkai kelis kartus peržiūri medžiagą, kad įsitikintų, ar nesuklydo. Žiūrėk. Puikiai realybės. Vaizdo medžiaga užfiksuota, galimai narkotinės medžiagos paimtos. Belieka rasti savininką ir apklausti liudininkus. Žiūrėkit, reikės jūs apsiklausti. Ar šiuo metu jūs nelabai galit gal? Ne, dabar dirbu. O po darbo? Šiandien? O tai čia ilgai užtrunka? Užtruks biškį. Tai... Šiaip neilgai. Nu, apie valandą. O rytoj negalima? Galima, aišku. Tai tada rytoj atvažiuok, aš dirbsiu. Koks procesas dabar vyksta toliau? Nusintėm dabar į savo grupę asmens nuotrauką, gal kolegos atpažins, kur gyvena ir bandysim susilaikyti tada. Žiūrėsim. Nes po kol kas nėra aišku, kas čia per asmuo. Galiu įtart, kas, bet kur gyvena ir vardo, pavardės tiksliai nepamenu. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Gautas pranešimas virš pranešėjo iš buto triukšmas, daužo baldus įdarė, kad mušasi. Girdėjo verksmą. Važiavome vietą pasiaiškinti. Pareigūnų ekipažas skuba tikrinti pranešimo, kad daugiabutyje galimai vyksta muštynės, girdėti moters verksmas. Jūs skambinat? Mūsų trečiam aukšte tam širdės dikeliai, kurias baltai krito, tam kažkas rėkų, Laiptinėje policija pasitinka pranešėjas, kuris nurodo butą ir patvirtina, kad girdėjo muštynių garsus. Spėjau, kad tai negaliu pasakyti. Situacija neaiški. Bute gali būti agresyviai nusiteikusių asmenų. Tad pareigūnai paruošia elektrošokus. Policija, ant žemės, sakau. Gulam, ant žemės. Ant žemės, gulam. Kas čia vyksta? Rankas už nugaros. Sarakink. Kas čia vyksta? Kodėl baldą išdaužyti? Ne, čia man baldą. Šitą, kam būdas priklauso? Šeimininko. Šeimininką. O kas šeimininkas? Šeimininkas? Aha. Ta prasme. Kas šeimininkas? Gerai, gulam, ne. Kas čia vyksta? Kas čia dar yra kažkas bute? Nėra, nieko, jis čia vienas prisigėręs pradėjo. Tai kas čia nutiko? Nieko, aš pats. Sakau, prisigėręs žmogus pradėjo bušavuoti ir viskas. Tai čia man baldai yra. O prieš ką bušavoja? Prieš save. Prieš save? Taip. Tai aš savo katą įsūgiu. Tuoj palaukit, žinok. Kom čia užsiminėjot? Mes niekuom neužsiminėjom. Aš atvažiavau jį raminti, kad jis nepradėtų... O jūs kas būsit jam? Panelė jo. Panelė. Bute esanti jauna moteris pasakojo, kad atvažiavo raminti širdies draugo. Prieš ją pastarasis esą nesmurtavo. Ko jūs nuleis? Tai ką aš noriu savo geriau. Koridoriuje mergina dar kartą patvirtina, kad smurto prieš ją nebuvo. Tai aš nutiko, papasakok. Sakau, prisigėręs žmogus ir pradėjo pavydėti nesąmonės. Aš atvažiavau tik praminti, kad baigtų jis tas. O tai jis čia ir gyvena? Taip, jis čia nuomojasi būtų. O tai dažnai čia taip elgiasi? Taip. Viskas. Kaip prisigėrė, tai jau prasideda pas jį. Smurtą kokį nors naudoja prieš jūs? Prieš mane tiksliai naudoja. Naudoja tik po valdus daužas. Tai valdus. Buvo nenori man spręsti. O viso chaoso priežastis yra nepagrįstas mylimojo pavydas.
Prisigalvoja, išgeria, tada siautėja. Tai kas tau nutiko, kodėl tu čia daužiai baldas? Jeigu realiai telefoną sudužo. Tai čia ne tik telefonas, matau, dužo ir stalas, ir maistas. Bet čia yra viskas mano. Čia yra viskas mano, ne kažkino. Aš svetimą turtą nevyko, aš tik savo. Taip. Čia yra viskas mano. Tai kas tau nutiko, kodėl tai pradėjai daužyti? Aš nervuoju. O dėl ko nervuojas? Tiesiog dėl draugės. Dėl draugės? O tai kas Čia šita kurie? Štai? Tai kas jau tokio buvo? Mažai man dėmesio. Mažai dėmesio. Vyrukas teigia, kad sunervino draugį, kuri per mažai dėmesio rodo. Alkoholis užėmė sveiko proto vietą, viduje kilo įsiūtis, judesiai tapo nevaldomi, laimė, kad tik baldai pasitaikė po ranka. Kieno ten kraujas tualete? Kraujas? Nu. Ai, aš televizorių, čia televizorių sudužo. Kas sudužo? Televizorių. Televizorių. Nu tai kraujas iš kur? Tai iš televizorių. Iš televizoriaus. Kraujas. Iš rankų. Būsi ramus, likusi vakarą. Nedaužysi. Gerai, žiūrėk, gulk ant pilo, užtrakinti tau. Pilietis pažada būti ramus, jaučiasi perlenkęs lazdą, todėl nuimami antrankiai. Štai aplinkiniai, tai... Nu tai ant tiek garsiai bušavoji čia, kad Trukdai visas namas ilsėtis? girdėjusi. Vos nuėmus antrankius, vaikinas pašoka, pasisveikina su operatoriumi ir skuba paskui savo merginą. Bet šiandien turiu kitoj. Tai šiandien nebetriukšmauk jau. Jinai išėjo, nu žiūrėk. Čia farai bus, jo? Labas vakaras, farai. Viskas tvarkoja. Bet kur tu eini, eik namo. Tai jinai namo išvažiavo. Tai nebėra jos. Nėra tavo draugas, eik namo. Nėra, išėjo, jinai jau seniausiai. Vyrukas nenori tikėti, kad jo draugė išvyko ir nenusivilia. Stebint policininkams, vakaro tamsoje dviejų žmonių siluetai susilieja karštame glėbyje. Tai viskas? Susitaikėt? Turint galvoje prieš tai matytus išdaužyto buto vaizdus, paruoštus tazerius ir antrankius, galima sakyti, kad istorija su laiminga pabaiga.